pademonstruosiu dar vieną labai efektyvų vilioklį. Tai ir tepamas vilioklis, kurį reikia tepti ant medžio kamieno, galbūt kažkur ant kelmo gali tepti arba kažkur savo pasiruoštoj viliojimo vietoj. Tai ir labai efektyvų. Bet gali būti taip, kad vilioklis tiesiog prie medžio nenori prilipti ir tam reikia panaudoti tiesiog šiek tiek, aš čia esu jau įpjovęs tokias šiek tiek įkapojus tokias nelygumus, tiesiog teisingiau pasakius, tokius nelygumus, tada labai gerai apsitep. Tam specialiai ir sukurta lopetėlė, kad būtų patogu tepti, neįsiteptumėt rankų ir lengva iškabinti iš kibirėlių. Vilioklis, mato, toks yra labai lipnus. Ir tada ant šitų pakapotų vietų labai gerai prikimba. Galim taip aptepti. Ir žvėriukai atėję laižo. Čia matot, įtepu į vidų. Visur, kur yra tokios vietos, labai gerai prikimba. Matot, kur ir iškapota. Nes jeigu ir šlapias medžias nenori prikipti. Čia taip pat ir graužalas, galima ir ant graužalo aptepti. Labai efektyvų. Daug skaniau atėję žvėriukai laižo patį graužalą. Tai lopetėlė, vilioklis tepamas, naudokit ir 100% pasiteisins.